O, greičiau. O, shit. Ir šitas valas sulenda į tą tarp. O, pašol. O. Pirmą kartą gyvenime bandysiu kažką su ją pagauti. Uždėta didesnė guma, nes ant kastinginės biškį lengviau pradėti dirbti su ją ant didesnių gumų. Ant lengvesnio masalo šiek tiek reikia daugiau gal patirties. Kol kas bandysim taip. Bent kelis užmetimus man reikia padaryti, kad suprasčiau, kas tas yra. Porą metriukų numečiau. Pats principas visos kastinginės šitos rytės, tai man patinka. Tik tai aš čia nusipirkau iš Temų už 16 eurų berods. Taip pat ir spinningas šitą irgi papigiai. Tai spinningas, kad ir parašyta medium, bet jis ganėtinai kietokas. Oi, minkštokas tai yra. O, užmetimai vis gerėja. Bet sakau, man labai patinka, nežinau, pats principas tų kastinginių ryčių. Ir jeigu suprasiu, kaip reikia užmesti, kaip reikia jas, kaip čia pasakyti, kaip reikia jas suderinti, gal reiktų sakyti. Nes tu negali tiesiog. Reikia jas derinti. Nu, kol kas su užmetimais žymiai geriau nei galvojau. Pirmas patarimas. Kai suki valą ant rytės, nuo nulio, reikia užveržti jį ganėtinai stipriai, kad jis neprasisukinėtų ir nebūtų laisvas. Antras patarimas – užsidėti mono valą, o ne pintą, nes pintas vis tiek dažniausiai brangiau kainuoja. Ir kiek girdėjau, pintas, sunkiau barzdas visas tvarkyti, tuos vadinamus paukščių lizdus, nes juos vadina bird's nest. Aišku, išsimėginti išeiti į lauką pamėtyt prieš varant ant ežero. Realiai labai paprasta. Kol kas bent jau. Vat su didelė guma tikrai paprasta. Kaip didelė, ganėtinai didelė. Su mažom lengvom gumom yra sudėtingiau šiek tiek tą visą dalyką nustatyti. Ir žodžiu, ką aš padariau, tai turiu čia nuo 1 iki 12. Tai aš pasičiau ant 6, šiek tiek daugiau negu 6. Ir šitą va, mes dabar, pavyzdžiui, atpalaiduojam gumą. Tiksliau padedam taip. Aš kaip paspausiu, dabar pas mane atlaisvėja visas šitas, jeigu aš atleisiu nykštį, jisai kris. Pavyzdžiui, tai kaip atreguliuoti šitą gumą? Užspaudžiam šitą kiek eina, kad nekristų nieks. Va, atleidau nykštį, nieks nesisuka. Ir dabar atleidžiam šitą po truputį, tol, kol nepradeda kristi tas masalas. Va, krenta, okei. Dabar dar kad susuku. Gerai, paliekam taip ir vėl paspaudžiu, krenta. Ir kai nukris, kai atsitrenks į žemę, čia neturi atsirasti jokių bangelių, nieko. Kol kas neatsirado. Nu, neatsirado. Reiškia, nureguliuota pakankamai gerai. Aišku, pačiam metimui mesti bus sudėtingiau,
ir taip toli nenumesit, nes pats stabdis dirba. Žodžiu, pabandysiu kažką iš šito. Kažkada su kvapu buvo padaryti dabar ešeriams mažesnį kažkokį tipo. Taip, tuoj pasižiūrim. Dar tokią iš temų užsisakiau varlę, paviršinę. Tokia besvorė. Gyvi. O. Nors aš ant šito nesu niekad nieko pagavęs. Bet pabandyt, manau, nieks per galvą neduos. Nu, toks o keistas pas mus aparatas bus. Dabar mums reikia iš naujo reguliuoti visą šitą reikalą. Nu, šiek tiek svorio turiu, jau gerai. Ne nulis, dabar paleidžiam. Nieks nevyksta. Aiškiai atleidžiam tol, kol kris pradės. Nu, kadangi jis lengvesnis, tai jis labai lėtai krenta. O, greičiau. O, shit. Va tau ir kastinginė rytė. Dar lindo į šitą. Čia tarp žiedelio, karočią, tarp tos sidabrinės dalies ir juodos yra tarpas. Ir šitas valas sulenda, kur į tą tarpą ir neįmanoma tada išimti. Nieko. O. Nu. Lydekioks. Ai, kokia tu mažylė. Ai, kokia tu mažylė. O. Įbedė. Ramiai savo dantim paleidžiu gyvą. Šliupšti. O kai įbedė. Nu, 2 dantis. 3. Bum, koks geltonas vanduo. Tas garsas tai turi keistis. Manom, kol kas dar vis tam pačiam žvejų spote. Iš karto pagalių pririnkau. Gerai, pagaliai kimba. Dar palei ežerą. Tai užmestame čia. Šitą lavoną, va šitą va. Kas bus? Tai toks užmetimas.
kažkas tai sėdi. Reiktų savo ant tokio. Vėl lydė. O, ešerys, žiūrėk. Broli, žiūrėk, ešerys. Būtent tokio dydžio, kokius mes ir gaudėm. Eiktų savo, koksai. Bratucha. Ešeriucha. Tai kodėl nepasikirto? Bet susidomėjimas yra. O. Čia jau lydeka. Kokia pikta. Ai, tu piks. Pabūk. Nu. Toks pistoletukas. Viso gero. Dvi lydžiakos. Vienas ešerys. Šeik. Eik. Atėjai. Nu, bet toks tik tai ir viso. Drikšt tik tai ir viso. Bet sakau, labai keista yra tai, kad ta rytė jinai visiškai be garso dirba. Nu, kai traukia, kai tas stabdis, jisai veikia, tas ešerys biški trauktelė į save, bet visiškai jokio garso. O, stvėrė. Reikia užmest smooth. Be jokių o turi wow. Ir tada viskas gražu. Tada viskas tvarkingai. Pabaigoje tikrai pabandysiu stipriau pamėtyti didesnį masalą. Pašol, lydeka, čia man atrodo jau nemačiau, bet pagal smūgį, dar lapą užkybo, išplaukdavo iš lapo. Arba paliko mane ant lapo. Panašu, kad paliko mane ant lapo. Nu, bet buvo kažkas fainesnė. Šiek tiek fainesnė. Gerai, kadangi nutraukiam, tai dabar reikia pabandyti didesnį masalą užsidėti šiek tiek ir pamėti ten labiau į vidurį. Prieš sem spinningą. O, Jo. Apsidžiaugiau, ką tik labai, vat ir šveičiau per viršų, ką tik taip kaip su spinningu mėtau ir gavau. Pažiūrim per kiek. Tuoj, per šoną labiau užmėsim. Va. Be problemų. Per šoną vat gaunasi toks va. O per viršų gaunasi toks dėl to šūdas ir gaunasi. Žodžiu, nebijokit tų kastinginių ričių dėl tų pigių temų dalykų. Čia jau jums patiems tikriausiai spręst. Bet aš kol kas pačiu spinningu, aišku, tikrai negalvoju, kad jis antiek minkštas. Nes, tikrai minkštas. Nėra tai ten labai jau ir blogai, aišku, bet minkštas. Žiedelis dar vienas kreivas ten yra. Tai va tokie minusiukai pačio spinningo. Bet šiaip viskas gerai, 3 dalių spinningas. Savo darbą daro. Pro žiedelius lysta viskas normaliai. Nes pas mane yra paranoja, kad žiedeliai būna sustabdo visą valo judėjimą.
Jo, garsas tai šlykštus, kai skrenda. Tai va, tai kas liečia rytę, garsas šlykštus, kai skrenda. Toliau... Nu, kol kas viskas sudirba. Atrodo labai gražiai, man asmeniškai. Plastikinė jinai, čia geležies biškį yra, aišku. Bet šiaip tai... Nežinau, šiaip kaip vien ryte, kai gavau, tai atrodė ganėtinai kokybiškas daiktas. Tikrai nepasakyčiau, kad taip pigiai kainavo. Man dar daug laiko reikia, kad išmokti naudoti šitą dalyką, bet kol kas tai dirba. Manau, kad kaip pirma patirtis visai neblogai. Tik su ryte nepamirškite užsiviniot valą ganėtinai standžiai, pasitreniruoti kieme pamėtyti ir naudokit sunkesnį svorį tikriausiai. Tarp kitko valas irgi iš temų papigiai. Ką žinau, nesimato jo. Laikė va lydekas, netgi be pavadėlio. Guminukas tas, kurį mes praradom. Veikia irgi, viskas gerai. Reikia tik rasti spotus. Apsimoka už tą kainą. Nežinau. Bet man kaip pirma patirtis labai patinka. Gali tikrai labai baisiai atrodyti tie mazgai, kad oi, čia užmesiu ir čia susipainios. Bet šiaip ganėtinai paprastai viskas čia išsiriša. Nes realiai, kokiu būdu tie mazgai susisuka, tai mes tiesiog traukdami juos atbulinę eigą atsukam. Tai, ta prasme, tų mazgų ir net nėra, yra tik kilpos, kurios, na, jeigu ten labai nepaseks, jo, jos viena po kita, už kitos užlenda ir ten blogai. Tai iš tos pusės, iš mazgų pusės, tai tikrai siūlau nebijot. Yra dar YouTube'ai tikrai ne vienas video, kaip tuos mazgus paprasčiau atrišti, kad kuriuos mazgus targetinti. Jeigu mes matom, yra kažkokie mazgai V formos, tai yra kilpos, V formos arba U formos, tai vat geriau juos iš pradžių ištraukti, tada vėl traukti. Nu ir, ta prasme, čia aš nenoriu labai gilintis, bet man iš pradžio atrodė labai baisiai ir galvojau, blemba, nusipirksiu čia dabar ir tos mazgus tvarkysiu, bet taip nėra, realiai tiesiog ryte iš naujo išvinioji, tada suvinioji ir va, visą dieną šiandien, kiek daug kartų dariau, tai ištraukeliojau tiesiog ir tada suviniojau, viskas. Tai iš tos pusės nesiparinkite.